Labas! Ir vėl trumpa fizikos paskaita, šį kartą apie Nobelio premiją fizikos srityje, kuri įteikta būtent šiais metais, 2023-aisiais. Įrašinėjau lygiai tą pačią dieną, kuomet komisija paskelbė rezultatus. Šiandien kalbėjau apie tai LRT žiniuose, o dabar noriu kiek plačiau pakalbėti ir YouTube kanale. Ši trumpa fizikos paskaita yra būtent apie tai. Taigi, šioje nuotraukoje, kurią jums parodysiu, yra fizikė Anna Luvier iš Lundo universiteto. Nesu įstikinusi, ar gerai ištariu jos pavardę. Tai yra jau 5. moteris laimėjusi Nobelio premiją fizikos srityje. Šioje nuotraukoje matome, kaip ji veda paskaitą savo studentams, kuomet gavo skambutį iš Nobelio premijos komisijos. Taip, kažkas įlėkė į salę ir pasakė: An, ateik, atsiliepk, ir ji atsisakė, jinai toliau vedė paskaitą apie smulkiosios struktūros konstantą. Tuomet Nobelio premijos komisija perskambino jos vyrui, kuris irgi yra fizikas, ir jis paaiškino, kad dabar jai paskaita pertraukos metu jį pakels būtinai. Ji yra labai dedikuota profesorė. O vat Pieras Agustinis sakė, kad jo dukra pirmą jam paskambino ir paklausė: tėti, ar tai tiesa, tai ką matau Google sistemoje? Taip jis sužinojo, kad jam buvo įteikta Nobelio premija. Na, o savo ruožtu Ferenc Kraušas minėjo, kad nebuvo tikras, ar tai yra sapnas ar realybė. Taigi, už kągi tiksliai įteikta yra šių metų fizikos Nobelio premija? Taigi, pradėsiu nuo to, kad jeigu jūs norit tirti labai greitus procesus, reiškinius, jums reikia kažko, kas veiks panašiai greitai. Turiu galvoje, kad visi žino tai, jeigu norite nufotografuoti Usainą Boltą, kuris juda labai greitai, bėga link finišo, jūs turite turėti fotoaparatą su greita automatinė fokusavimo sistema, taip, autofokusu, ir dideliu kadrų dažniu ir taip toliau. Tas pats galioja ir fizikoje, taip, elektronai labai greiti. Elektronai iš tikrųjų yra mūsų darbinis arkliukas. Visose sistemose, kalbant, ir mūsų kūnai irgi, taip, elektronai yra čia. Elektronai valdo visas cheminės reakcijas. Žinoma, jie yra labai svarbus, jeigu mes kalbėsime ir apie įrenginius, apie telefonus, iš kurių dabar jūs žiūrite, taip, šį YouTube epizodą, taip, tai visi turite juos su savimi, taip? Taigi, jei jūs galite valdyti ir suprasti elektronus, jūs žengiate žingsnį į priekį. Didelį žingsnį. Taigi, ką tie 3 laureatai padarė? Tie 3 fizikai sukūrė metodus, leidžiančius generuoti lazerio impulsus, trunkančius vos atosekundės. Taip? Milijardus kartų trumpesnius nei sekundę. Labai trumpus impulsus. Žiūrint, tokiais trumpais blyksniais pasaulis tiesiog sulėtėja. Kažkoks kolibrio sparnų plasnojimas taps amžinybe. Net nepaliaujamas atomų zvimbimas taps vangus, nes atosekundės laiko skalėje fizikai gali jau tiesiog aptikti, apčiopti elektronų judėjimą, kai jie skrieja aplink atomus, peršokdami iš vienos vietos į kitą. Tai viena atosekundė tai yra 0,000000000000000001 sekundė. Tai per 1 sekundę praeina daugiau atosekundžių, nei praėjo nuo visatos gimimo. Pagalvokite, širdies dūžis 1 į 1 sekundę. Paimkite šią sekundę, padalinkite dabar 5 kartus iš 1000 ir matysite, kaip juda atomai. Dar kartą padalinkite iš 1000, tai yra 6 kartą, ir jau stebėsite, kaip juda elektronai. Va tokie masteliai, apie tai ir eina kalba. Taigi šis metodas iš esmės yra naujas elektronų tyrimo būdas, skirtas žiūrėti pasaulį ultra lėtuoju judesiu, taip, paskatins daugybę pritaikymų ateityje. Tai technika atochemijos srities pradžia, galimybę valdyti atskirus elektronus, naudojant šviesą, taip, šaudot atosekundinių lazerių, impulsus, pavyzdžiui, į puslaidininkį, ir jo laidumas iškart per kelias eiles padidėja, taip galima pagaminti greitą veikę elektroniką, taip. Kraušas, šių metų laureatas, bandė panaudoti šios atosekundinius impulsus, jų galią, taip, kad aptiktų subtilius kraujo ląstelėse vykstančius pokyčius, galinčius diagnozuoti ankstyvasias vėžio stadijas, taip. Tai yra kažkas, ką galite padaryti su atosekundėmis. Technologija, kuri suteikia itin didelį jautrumą.
Kaip fizikai sukūrė tos atosekundinius impulsus? 9-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje iš Kalifornijos instituto mokslininkai sukūrė galimybę lazerių impulsus padaryti, kurie truks keletą femtosekundžių. Tai 1000 atosekundžių, taip, šiek tiek per daug. 99 metais jie gavo Nobelio premiją. Pasauliui tuo metu to pakako, taip. Tai atrodė, greičiausias fotoaparatas pasaulyje, taip, jeigu darysim analogijas. Kurį laiką nieks didesnių pasiekimų nepadarė ir tada ateina Ann, taip, 1987 ir jos bendradarbiai intriguojantį pastebėjimą padaro, apšviečia tam tikras dujas ir jų atomai sužadintoje būsenoje išspinduliuoja papildomą šviesos spalvas, taip, reiškia, kad jos svyruoja daug kartų greičiau nei duoto lazerio šviesa. Ir efektas tapo kaip obertonai, harmonikos, taip, grupė nustatė, kad tokiose dujose kaip argonas, kai kurios iš šių papildomų spalvų pasirodo ryškesnės nei kitos. Jie nebuvo tikri, bet pirmą kartą pastebėjo tokį efektą ir tada jie tyrinėjo, stelkė kvantinę mechaniką, norėjo apskaičiuoti skirtingų harmonikų intensyvumą ir nuspėti, kaip lazeris pataiko į atomų debesį ir tie atomai savo ruožtu skleis greitai svyruojančių ultravioletinių spindulių pluoštus. Suprato, kokių harmonikų jiems tikėti, sugalvojo būdą, kaip juos perteikti, kaip sudaryti naują bangą atosekundės skalėje. Milžinišką atomų kolektyvą sukabinti, puikiai suderinti, kad jie koncertuotų kaip vienas orkestras ir tas procesas jau buvo prilygintas būtent suderintam orkestrui, muzikai, kuri yra skleidžiama. Taip. Vėlesniais metais šį supratimą panaudojo ir Agostini teorija, sukūrė vadinamą Rabbit technologiją, to sekundinį mušimo atkūrimą per 2 fotonų perėjimo interferenciją. Taip. Jie sukūrė atosekundžių, tai lazerių impulsų seką, taip, kiekvienas iš jų 250 atosekundžių. Tais pačiais metais Kraušo grupė naudoja šiek tiek kitokį metodą, kad sukurtų ir ištirtų atskirius impulsus, kurių kiekvienas truko apie 650 atosekundžių. Ir tada Ann ir jos kolegos aplenkė jos, sukurdami impulsą, kuris trunka vos 170 atosekundžių. Okay. Tai iš tikrųjų daug ką galima bus padaryti, taip, šiuose intervaluose ir fizikai masto, taip, pavyzdžiui, net Einšteino tą fotoefektą, už kurį jis gavo Nobelio premiją, kad šviesa paveikia metalinę plokštelę ir elektronai yra išlaisvinami, taip, visi galvoja, tai vyksta labai greitai, akimirksniu, bet Kraušas parodė, kiek tiksliai gyja technika, mes pirmiausia galime pagalvoti apie šios pagrindinius procesus. Stebėkite ir džiaukitės. Atosekundžių mokslas jau beldžiasi jūsų duris. Gražaus vakaro ir toliau tęskime šią Nobelio premijų savaitę dalinimų ir stebėkime, diskutuokime, kas laimės. Tai būtų tiek. Ačiū už dėmesį. Iki kitos trumpos fizikos paskaitos.